Nu ką, labas vakaras. Labai malonu pagaliau pradėti mūsų šį renginį. Knygos Nekaltas pristatymą ir diskusiją apie paaugliškas problemas, gyvenimą, su kuo susiduria šiuolaikinis jaunimas. Apie tai yra ir mūsų knyga. Tai prisistatau aš, tada duosiu vaikinams šalia manęs prisistatyti ir papasakosim visų pirma apie knygą. Tai mano vardas Aistė Šopa, pasirašinėju knygas pavardę Šopa, šiaip Šopienė. Ir ši knyga man yra trečioji. Pirmą kartą rašiau paaugliams ir ypatingai džiaugiuosi, nes rašiau su savo sūnum Leonardu. Tai aš esu Leonardas, esu mamos sūnus, Aistės sūnus ir čia yra man pirmoji knyga ir aš ją iliustravau ir mano pirmoji paauglių knyga. O čia šalia mūsų prisistatysi? Tomas Šečkus, profesionalus aktorius ir Luko balsas. Taip. Audio knygos įgarsintojas. Tai va. Labai Luko balsas iš tikrųjų. Jau kai ir knyga buvo parašyta, aš Tomą žinojau iš kelių projektų, ankstesnių teko ir dirbti. Tai Luko balsą taip ir girdėjau ausyse, kaip Tomo balsą. Labai džiaugiuosi, kad prisidėjai, kad sutikai. O dabar tai apie knygą. Žodžiu, kaip mums čia gimė ta idėja rašyti knygą. Idėja kilo man, kai aš išgirdau, kad Klaipėdos rašytojų sąjunga skelbia konkursą rašyti knygą paaugliams. Ir knygos pavadinimų konkursas Jauna jūra. Ir man ta jauna jūra tokia iš karto su paauglystė asocijuojasi, kaip emocijos banguoja pas jaunuolius, ar būna štilius ramybė ir po to gali užbanguoti labai. Tai su jūra ir sugalvojau tokią istoriją. Galvoje pasidalinau ją su Leonardu. Leonardui patiko. Į ką tu tada sakei? Sakiau, kad rašom knygą ir sutikau rašyti knygą. Ir buvo mokyklos metinis projektas ir buvo nauja lietuvių mokytoja labai faina ir nusprendžiau su ją kartu daryti tą projektą. Bet jai netiko vien, kad būtų mano iliustracijos knygos, tai nusprendėm dar ir žinutės ir žargonus, kad aš rašyčiau. Ai, tai aš galiu klausyti? Žinoma. Nes man įdomu, aš pats nedalyvavau knygos rašymo procese. Man tiesiog irgi įdomu, kaip sūnus ir mama nusprendžia kartu parašyti knygą ir ją adresuoti paaugliams. Nes šiaip pats tas turinys knygos jisai gilus, aš nežinau, mes gal vėliau truputėlį eisim plačiau apie patį visą istoriją. Bet tiesiog kaip ta tema tiesiog gimė, aš nežinau, tau pačiai ir Leonardui, ar yra kažkokio gyvenimo sąsajų su ta... Jo, iš tikrųjų, taip trupučiuką išplėtus ir papasakojus apie turinį ir tai susiję, kaip man kilo ta mintis. Tai nuo priešistorės. Man, kai buvo 15 metų, paskendo mano klasiokė. Ir tai buvo toks, vis tiek traumuojantis toks įvykis. Tai pakeitė mano tokį supratimą apie mirtį galbūt, apie maudymąsi jūroje. Ir su ją skendo mano draugė labai gera. Ir jie išsigelbėjo, jos abi, žodžiu, tarp pirmos ir antros melnragės sugalvojo išsimaudyti. Aišku, ten, ne tokia situacija kaip knygoje, bet vienu žodžiu Ramunė nuskendo, o Ineta išsigelbėjo. Ir mes su to gyvenom daug laiko, iš tikrųjų. Jinai vis pasakodavo ir mes ir, aišku, laidotuvės ir po to, santykiai ir su jos tėvais, žodžiu, tokie išgyvenimai, kurie visą laiką gyveno manyje. Ir tas pavadinimas Jauna jūra. Ir galvoju, padarysiu apie tokį, traumatišką, tokį su jūra susijusią pasakojimą.
Tik tai norėjau įpinti vaikinus, tai kad ne merginai atsitinka, bet vaikinai. Galbūt su tuo, todėl, kad dabar turiu sūnų tokio amžiaus. Ir kažkaip norėjosi per tos traumatiškus išgyvenimus parodyti tą viltį, kad ne viskas yra taip blogai, kaip kartais atrodo. Tai šitoj knygoj ir su mano ta vaikystės draugė, ne tik vaikystės, ne viso gyvenimo mano draugė dabar likusi, kuri išsigelbėjo, jinai buvo užsiminusi apie kaltę, nes tarsi nuskendo draugė, bet jinai tarsi irgi taip, kodėl ne aš? Ir tokia Taip ruletė išmetė jo. Tokia kodėl jinai, o ne aš, ir tą tokią kaltę nešiojusi kažkurį laiką ir norėjusi. Tiesiog mintys susigalvojo, 2 bernai pabėga iš namų. Jo. Ir jie tokie netgi pabėga iš namų, jie netokie geri, galbūt paklusnus vaikai, bet su sunkiais, ne tik kad sunkiais, bet tokiais nuotykių pilnais mintimis kažkaip, čia pabūsim prie jūros. Paauglystėje yra tas dalykas, kad tu iš tikrųjų galvoji, jog tas gyvenimas jis tęsis. Jis kažkaip amžinas yra. Kažkoks toks yra jausmas. Aš tiesiog atsimenu save, kad tu eini nurauta galva per dalykus ir visiškai nesusimastai, jog visgi tai yra laikina. Jo. Tai aš kažkaip tiesiog susikūrė galvoj, man būna dažnai ateina tiesiog idėjos knygom. Kai pradėjau rašyti tą pirmą savo knygą, šita 3, tai dar turiu gal 3-4 į priekį su idėjomis. Tai čia buvo su to jauna jūra susijusi su tokia istorija. Ir aš prisimenu, tau, Leonardai, papasakojau, tu sakai, gerai, įdomi būtų knyga, rašyk, arba rašom kartu ir aš būsiu tas pagrindinis veikėjas. Kiek to pagrindinio veikėjo, po to mes įdėjom tavęs į knygą? 5% gal daugiau, 7. Ir mokykloje yra ten visokių įvykių, kuriuose aš dalyvavau ir ten ir vaiko gerovės komisija ir šiaip draugo praradimas yra daug vis tiek. Ir šiaip ką veikdavau. Ar laukia su draugais, ar šiaip kažką, ar paišyčiau, ar, tikrai daug yra įdėta manęs į knygą. Nes aš ir norėjau paklausti, dėl to, kad knyga prasideda tavo kaip ir tą dedikaciją, dedikuoji draugui. Ir aš jo irgi galvojau, žinai, kaip tavo tas irgi, kaip tu su tuo, per tą procesą ėjai, nes tavo mama papasakoja irgi gan išsamei apie tuos jausmus ir aš galvoju, kiek irgi tu savo emocijos įdėjai irgi tą visą pasakojimą. Aš knygos nerašiau, bet aš iliustracijose kažkiek stengiausi įdėti visi toks, kad ir kaip tai, tarkim, aš įsivaizduočiau tos, vėl pamiršau, nightmares. Kaip? Košmarai. Ai, košmarai. Jo. Aš jau kaip 5 kartą pamirštu per pristatymus, bet jo, tarkim, ir piešiniuose vis tiek taip gaunas, kad kažkaip įsivaizduoju gal labiau, kaip turėtų būti jo, nes jo situacijoje jisai save kaltina, bet aš savęs tai nekaltinu, bet kažkas tokio. Šiaip žiauriai įdomu, nes man dabar tiesiog paaiškina, kodėl tekstas, kai aš jį garsinau ir skaičiau, kodėl jis toks paveikus yra. Ir aš ten skaitau ir aš iš tikrųjų, Aistė irgi nemeluos, leido man emociškai irgi įskaityti tą tekstą. Aš prašiau tavęs, aš norėjau tokio aktorinio truputį įsijautimo. Ir tiesiog nebuvo problemos tai daryti dėl to, kad visas vidinis tas monologas to Luko, jis antiek gerai lengvai apčiuopiamas, kad tu kažkaip lengvai jį pajausti. Tiesiog aš dabar net prisimenu tas visas intensyvesias dalis knygos, kur tikrai žmogus ir realiai taip ir jaustusi toje situacijoje. Žinai, mano paauglystė irgi nebuvo lengva mano paauglystė. Aš daug buvau prisidirbus ir daug sau leisdavau. Tai kas nebuvo prisidirbę? Daug sau leisdavau ir
tėvai tikriausiai pražilo, nors 4 dukras turi, aš ta 3, kuri, oi. Tikrai Bernas ne. buvai. Jo, ta toksai, kuri neklausydavo ir viską pridirbdavo. Ir aš rašydama Luką, aš prisiminiau ir įsivaizdavau save tokiose situacijose, kaip aš būčiau galvojus, ką aš būčiau, elgusis, kaip elgiausi tada, žinai, būdama paauglė, kaip galvojau viską. Ir mes čia irgi labai gerai su Leonardu susidirbam, nes mes gan esam panašus iš to charakterio. Ar meluoju? Ne, iš tikrųjų mes žiauriai su mama panašus esam. Kartais būna taip, mama kažką pasakoja, tarkim, važiuojam kur nors ir ten į kokią parduotuvę, mama kažką pasakoja ir užstringa žodis, aš žinau, ką jį pasakysiu, tiesiog taip kažkaip susijungia, vis tiek esam. Ir šiaip labiausiai sutarė, manau, iš šeimos, jeigu dviese. Ne? Tai va, tai čia tokie išgyvenimai Luko, neišduodant šito turinio, taip, taip, kažkas ten jūrai paskęsta. Man atrodo, jau atseks. Bet esmė juk vis tiek nėra tas įvykis, esmė yra, kas vyksta toliau, ką su to daryti. Taip. Tai vat tai yra tiesiog fundamentali istorija, nežinau. Šiaip knyga jau skaičiuoja porą mėnesių nuo gruodžio vidurio. Mes dabar kalbam vasario 20. Tai skaičiuoja ir nemažai yra perklausiusių žmonių klausytojų ir nemažai skaitytojų. Ir tie atsiliepimai tikrai veda į priekį. Noras yra dar daugiau pasakoti apie knygą, daugiau žmonių su ją nueiti pas daugiau žmonių, važiuoti galbūt po mokyklas, nes, irgi jaučiu iš tų atsiliepimų, kad liečia. Tiek audio knyga su tavo balsu, tiek fizinė knyga su tavo iliustracijomis, kad liečia ir yra tų atsiliepimų iš jaunų žmonių, kurie sako, tai, kad viskas, kas parašyta, labai autentiška, taip mes ir gyvenam. Paauglėje, ne? Sako, taip mes ir gyvenam. Tai čia tas 70% šviečia iš Leonardo gyvenimo. Jo. Tai ir netgi, kad per tokią knygą mes jaučiamės suprasti, išgirsti galbūt, ar ne? Ir man norisi išgirsti tą paauglį su jo problemomis, su jo išgyvenimais ir, nepalikti vienų tarsi, ne? Kad šiaip dažniausiai ir Luko irgi atveju, kaip negaliu sakyti dažniausiai, bet yra tų situacijų, kad tėvai yra tie tokie moralizuotojai. Kad viską čia, auklėja per moralizavimą. Lukas labiausiai nekenčia tėvų moralų. Jeigu tai būtų pasišnekėjimas kažkoks, arba ten, sako, bausmę gali man duoti kažkokią, tai atimk iš manęs kažką tai, bet nemoralizuok, žodžiu, kad taip, tas toksai. Taip, man atrodo, paaugliams yra tas dalykas, nes kai tu moralizuoji, jie iš karto tada jaučiasi, kad tu nužemini. Tu žiūri juos iš viršaus, žinai. Ir dėl to gaunasi toks labai aiškus tos viršenybės dalykas. Paaugliai, man atrodo, mėgsta tą lygybę. Jeigu mes jau suaugę, tai kalbėkime ant lygiųjų. Čia mano 10%, kad aš nepatinka moralai labai. Kodėl nepatinka, tai turbūt teisingai sakai, kad taip iškino žemina gal labiau. Bet dažniausiai būni to nusipelnęs, bet vis tiek kažkaip, nežinau, nefainiai. Aš tiesiog atsimenu save paauglystėje ir mano mintis buvo tokia, kažkada tenais sakiau netgi tėčiai, mes važiuojam, jis ten mane vežasi ar iš būrelio ar iš kur ir aš jam sakau tokį, kad man atrodo suaugėliai tiesiog nelabai supranta, kiek daug mes paaugliai žinom. Toksai buvo. Aš suprantu, kad gal taip naivus požiūris, bet vis tiek, tai jau signalizuoja, kad mes norim, jog mūsų rimtai priimtų, o ne tiesiog nuolat disciplinuotų kažkokius tai moralus aiškintų. Jeigu kalbam, tai kalbėkim ant lygiųjų. Mes netgi skiriam tą knygą ir ant viršelio uždėjom, kad tai yra knyga ir paaugliui, ir tėvams, ir mokytojams. Čia buvo mokytojo įvedimas į knygą ir skirta knyga mokytojams, nes turėjom ir mes tokių patirčių su Leonardu praeitais metais.
su mokykla, kuri sakė, kad pas mumis nemotyvuotiems vaikams ne vieta, arba motyvacija turi ateiti tik tai iš namų, o mokytojas tik tai daro savo darbą ir jo darbas yra suteikti žinias mokiniui. Kam aš prieštarauju, pati būdama mokytoja. Šiuo metu nemokytojauju, bet esu mokiusi ir paauglius, ir vaikus, ir suaugusius ispanų kalbos. Bet man atrodo, mokytojas turi tokią galią, kaip ir tie tėvai, ar ne? Ne tai, kad moralizuoti, ne tai, kad žinių tik tai suteikti, mokyti, bet pamatyti tave kaip žmogų. Ir jeigu tas vaikas galbūt mokykloje yra dabar susigūžęs kažką tai savo galvoja ne apie pamoką, ir paliktų jį ramybį. Arba po pamokos prieik ir paklaus, gal aš galiu tau kažko padėti, gal tave kažkas neramina. Jo, aš iš karto prisiminiau istoriją iš mokyklos apie mokytoją. Tiesiog, čia iš tų situacijų, kur tikrai žmogus padaro įtaką. Ir ten reikėjo parašyti arba prozos gabaliuką, arba sukurti eilėraštuką. Ir aš sukūriau eilėraštuką ir aš sulyginau medžius su žmonėmis. Aš pats jo neatsimenu dabar, bet tiesiog situacija tokia, kad perskaitė prieš visą klasę tą eilėraštį ir paklausė, kas čia per nesąmonė. Aš daugiau eilėraščių neberašiau, tiesiog. Man po to laiko buvo blokas ir kažkaip tikrai nebenorėjau net bandyti savęs. Tai bet jo, čia kai mokytojas jisai turi jo kažkaip... Gali pakelti. Gali pakelti arba nuleisti. Taip. Tai Leonardas gal čia šviesesnių kokių istorijų ir tą patį, apie knygos mokytoją. Ką gali pasakyti? Tai pas mane mokykloje buvo, mano praeitoje mokykloje, mano privačioje mokykloje buvo tokia auklėtoja, tai ta buvo gerovės komisija, tai ir jinai visiškai neatstovėjo už mane. Turėjo tą auklėtoją vis tiek atstovėti kažkaip, jin tiesiog paskaitė, ką aš blogo esu padaręs ir viskas, ir tiesiog daugiau nieko nebesakė man. Ir kitos mokytojas, tarkim, ne viena aš ten su tuo metu 9-okais buvom prisidirbę, tai jų auklėtoja, tai jos tiesiog atstovėjo, viskas buvo gerai, o pas mane kažkaip, kažkaip, visiškai, kitokia ta auklėtoja, bet dabar auklėtoja, tai jinai, dar nežinau, dar nebuvau prisidirbę šitą mokyklai, bet jinai... Tai ir ne, jo, čiūrai. Dar nepabandžiau aš jos, bet, gal bus laikas. Bet jo, šiaip, mokykloje tikrai išmokau, tarkim, ten buvo daug sniego prisnygę ir yra tas knygoje parašyta, galvojom ten nupaišyti po didelį tokį žiaurį, tokį dalyką, kažkaip nupaišyti, nespoilinsiu, nesakysiu, bet nupaišėm ir galvojom, kas čia tokį, keliam tik to, kad ten pamatė mūsų direktorė ir gavos taip, baigės to, prasidėjo tom, kad mes nupaišėm ant sniego ten tokį daikčiuką didelį ir baigėsi tom, kad išmetė mūsų pavaduotoją mokyklos, nes ten gal žiauriai ilga istorija. Tai iš labai mažų dalykų galima labai didelius pasiekti tokius, galim ir gerus dalykus iš mažų, bet galim ir blogus dalykus iš mažų. Ir dar viena moralė buvo man tokia, kad tu praeini tą tokį huliganizmo, tokį laikotarpį tam, kad pasiekti tokį gerą laikotarpį. Tarkim, kad praeitoje mokykloje aš tikrai buvau toks, ne kaip sekėsi man ten su drausme, o šioje mokykloje, praėjau aš tą laiką ir man daug lengviau kažkaip neprisidirbti kažką. Tai čia tokia iš mokyklos pusės tokia istorijos ir mano moralės. Aš gal nevadinčiau huliganizmas, bet aš sakyčiau ribų kažkoks ieškojimas. Bandymas pasižiūrėti, tai kur čia ribos, kaip kiti, kaip jie reaguos, jeigu aš tai padarysiu. Ja. Man atrodo tas. Tai grįžtant prie knygos, jos veikėjas Lukas, pagrindinis irgi išbando tas visas ribas ir atsitikus dideliai traumai, jisai nuo visko kaip tik atsiriboja. Užsidaro, užsisklendžia ir išbando tai, kas jam tuo metu padeda. Gal ir čia neslepiant, ar ne, kas atrodo duoda tą tokį palengvėjimą, momentinį. Greitą dopaminą. Taip, greitą. Bet, per tai įsiklimsta dar daugiau į tą liūną ir yra tas mokytojas. Tokį įdėjom tą mes mokytojų, kuris yra
idealus ta prasme, kad jis yra žmogiškas. Jisai yra žmogiškas, jisai vadinasi net pačią pirmą dieną. Tai yra, apie Luką vasarą jisai, kai pabaigė progimnaziją ir įstojo į gimnaziją. Būtent Leonardo čia metai, kai gimnazija pirmi metai ir va čia auklėtojas pačią pirmą dieną sako, va, jūs esat mano ten antroji laida, su pirma aš padariau ten tokių ir tokių bėdų, turėjau problemų, žodžiu, pasisako viską, kad jisai nėra idealus, kad jisai nėra neklystantis, žinai, kad aš galiu klysti, bet aš noriu padaryti, kad visiems būtų gerai, žinai. Tai va, ir knyga irgi skirta mokytojams, paaugliams ir tėvams. Ir tėvams irgi ta žinutė tokia nepalikti paauglių vienų, gal žinai, kartais, kaip jūs ten norite užsidaryti savo kambariuose ir palikit mane ramybėj, bet iš tiesų tai norit būti su mumis. Aš dabar buvau Anglijoje skridęs, tai grįžau, tai noriu pabūti, kažką paveikti kartu. Bet, jo, iš tikrųjų, jeigu net neleisim, tarkim, prieš knygos rašymą mūsų toks santykis, buvo, bet toks 50-50. Bet dabar po knygos, žinai, kai turim tą tokį bendrą tokį pokalbį, bendrą darbą, kažkokį projektą, tai tada labai iš tikrųjų susirišam. Taip natūraliai suartėjai tiesiog. Jo. Padeda projektai suartėti. Bendras darbas, bendras reikalas, ar ne? Tai jo, kažkaip atrodo nepalikime. Kitom mamytėm irgi reikia susirasti bendrą veiklą su vaiku. Tai va, o norėjusi ir parodyti tas tokias galimas, žinai, jisai pabando ten išsigelbėti ir atrodo jam pabandyti kažkokias priemonės, kurios gelbsti ir įtraukia dar į didesnį liūną. Tai čia irgi atrodo, visiems suprantama, bet kaip lengvai tai galima paslysti, žinai, ir kur reikėtų ieškoti to geresnio kelio. Tai tų tokių išgyvenimų ir iš mūsų ratų, iš mūsų prisiminimų, iš bendro kažkokio supratimo nugulė į knygą. Ir užtruko mes ją rašyti kokį 10 mėnesių tikriausiai. Ir jau Leonardas sakė, norės pristatyti metų pabaigoje, mokslo metų pabaigoje, bet vis tik užtrukom iki gruodžio. Spalį prisidėjo Tomas. Taip. Ir kaip tau įrašymo procesas? Garsinė knyga. Tai galbūt tas darbas, tai tu sėdi tenais tam kambariuke prie mikrofono, su ausinėm, skaitai tą knygą. Ir visas tas veiksmas, jis iš tikrųjų tiesiog kaip filmas eina galvoje tavo. Tu daugiau bandai perteikti, tą jausmą, ką jaučia, jaučia tas Lukas ir kažkaip ne tiek, kiek tai save kažkaip parodyti, bet kiek tekstas padeda man, įsijausti ir įvilkti tą visą įvykį. Labai pavyko. Ačiū tau labai. Gerai parašyta dėl to. Ačiū tau labai. Turiu ką pasakyti, kad mama kažką važiavam iš mokyklos, kažką pasiėmė aš treniruočių ir jis sako, žinai, žiūrėk, ten parodysi video, žinai, kaip jis ten kalba, ten kažkokias, sako, žiauriai, norėčiau, kad knygą mūsų, iliustruotų, galvoju, gal, ne iliustruotų, įgarsintų. Sako, žiauriai, fainiai, pažiūrėk, kaip jis taip gyvai atsako viską, tai rodė vieną po kitą videkus. Ai, tai tu gerbėja mano. Jo, kai sutikai, tai buvau be galo laiminga ir iki šiol atrodo net ir norisi tą pertikti. Irgi kartais mes jau esam pristatę ne vienoje ir mokykloje. Ir kažkokio bibliotekos ar ne, renginių erdvėse pristatinėjom. Ir taip, tai yra iliustracijos, žinai, čia popierinis variantas, bet ta garso knyga, tai man nesinorėjo ją tiesiog palikti, žinai, tik tai nusipirkti. Bet per kiekvieną pristatymą mes pradedam jį su audio takeliu. Tai turiu draugę, kurie
kompozitorė sukūrė muzikos takelį irgi tokią knygai, tą kaip jauna jūra, ne, ir banguojant, ir lūžtančią bangą, ir mes įdėjom vat, trumpas ištraukėlės iš knygos, audio knygos, tos svarbiausius tokius momentus, ir tai yra 3 minučių audio takelis. Spotify galim rasti. Aš klausiau, ja. Ir taip pat mes nepaliekam tik tai, žinai, fizinės knygos, bet įtraukiam ir audio knygą į savo pristatymus, nes pastebėjau, kad jaunam žmogui ta audio knyga, audio takelis, muzika, jinai įtraukia ir sužadina norą daugiau domėtis. Tai būna tos 3 minutės tokios tylos ir tokio susikaupimo klausant. Aišku, tas toksai galbūt skirtumas gali būti, žinai, kai tu klausai audio knygą, vis tiek, kaip ir aš sakau, aš vis tiek kaip žmogus įdedu kažkokį tai savo santykį į tą tekstą. Pavyzdžiui, jeigu tu pats skaitytum, vis tiek žmogus jisai savaip kažkaip tai iš savo patirties kažką įdės, žinai. Aš pats asmeniškai tai labiau skaitytojas tų knygų, ne klausytojas, bet skaitytojas, nes aš tada pats galiu savo santykį įdėti į pasakojimą. Bet aš žinau, kad yra žmonių, kuriem labiau patinka iš tikrųjų klausimas, jie gali tada bet kur eiti, klausyti ir būti istorijoje. Žinai, ir čia žmogus pasirinks ką, bet kaip jūs manote, ar paaugliui, kaip tau iš tavo patirties, tau ar knyga, gali pakeisti tavo kažkokį supratimą, kažką, tai ką knyga daro paaugliui? Mūsų knyga ar šiaip? Šiaip, nes kodėl mes kūrėm knygą, kodėl mes ją išleidom? Nes nori paveikti kažką, tai ne, nori papasakoti istoriją, bet kad jinai paliestų žmogų, bent jau man norisi, ir net per savo knygas mano visada tos knygų pabaigos yra viltingos, suteikti tos vilties, tokio, kad, vilties, daugiausiai vilties, kad ir įkvėpti tos vilties, tai klausimas toksai man iš mano ir paauglystės ir viso gyvenimo knyga man būdavo visada šalia, nes jinai man rodo, išmoko manęs kažko, tai supratimą kažkokį duoda, ar ne, ir tam tikrose situacijose galbūt palenkia mano apsisprendimus, žodžiu, ką jums duoda knygos? Jeigu tu knygai randi save, randi ko nors kokiai bėdoj, kartu, kaip ir knygai parašyta, taip ir tu esi realiam gyvenime, kokiai bėdoj esi įklimpęs ar pasiekęs kažkokį tikslą, tada manau, kad tu tikrai galėtum pamatyti, kad tu, tarkim, sakykim, pradžioj knygos matai save, kur ten įklimpęs, ten darai nesąmonės, visą kitą, ir pačioj pabaigoj matai, kad tas žmogus yra visas pasiteisęs, visas gerai, tai aš manau, kad tikrai tada gali pagalvoti, kad pažiūrėk, tas žmogus ir pasiteisė. Ir, tada jisai savo pasiragina. Arba, sakykime, gale knygos pamatė, kad, yra šitoj vietoje, kad jis yra geras, viskas, ir jisai tada save paskatina toliau gal eiti, nepasiduoti, neįklimpti tą pačią pradžią knygos. Tai jeigu tu matai save knygoje, savo kažkokius veiksmus, tai manau tikrai tada inspirina tave. Aš pritariu dėl to, kad netgi, pavyzdžiui, šitai garsinant knygą, man pačiam būdavo vis laik toks kažkaip prisėdus šiltas jausmas. Žinai, kad praeina tie tamsieji tie etapai ir tada vis tiek finale ta šviesa, ta viltis, jinai kažkaip tokį duoda nurimo jūra, nurimo ta audra, ošimo ir tu kažkoks toks, nes aš ir įgarsinau prie jūros, ir buvo oras buvo geras viena iš dienų ir tiesiog jau buvo užbaigtas visas tas įgarsinimo darbas ir išėjus tokia šviesa, saulė ir kažkaip tikrai tas toks įsikvėpimas toliau eiti, gyventi ir tikrai, kad įmanoma tos sunkumus įveikti. Tai man atrodo, kad knyga jinai tikrai daug pasiekė, ypatingai jeigu jinai taikliai rezonuoja. Ir čia man, pavyzdžiui, tas tikrai labai patinka, kad yra paaugliškas žargonas. Ir ta paaugliška kalba, ir man jinai tiesiog,
Man lengva buvo ją skaityti, nes aš prisiminiau save, kaip mes kalbėdavom, kokie tenais dalykai, varkės vykdavo, žodžiu. Visas tas. Atsimenu, ten sakė kažką, mama buvo kažkada atėjus, tipo, žinai, dirbat, nes aš einu mokyklą, jūs ten sklepę dirbat kartu, ne? Tai aš, žinai, mama ateina, sako man, kad, žinai, skaitė knygą ir prisiminė, kad ten irgi kažką tokio būtų, arba sakė, kad dar ne tai būtų pasakęs. Ar kažkas tokio, kad tu prisimeni kažką, buvai prisiminęs iš tos knygos skaitydamas. Na, taip. Man šiaip iš tikrųjų istorija pačioj pradžioje labai priminė Rugiuose prie bedugnės, nes aš kai buvau 16 metų, tai ta knyga man buvo toks atidarimas į šiaip literatūros pasaulį, nes nebuvo taip, kad atpažintum kažkokių tai balsų. Ir man atrodo, kad pas mus gerai, kad šitam laikė irgi atsirado knyga tokia, kurie irgi atidaro duris paaugliam į knygas. Jo, tai tas žargono dėjimas kartu mes susidirbom, nes čia jau buvo tikrai Leonardo tvarkymas, redagavimas, korekcijas visos, nes pas mane buvo susitinka 2 draugai ir sako, o, kaip smagu tave matyti. Bet po Leonardo pataisimų nebeliko, jokių smagumų. Aišku, smagumai, bet ne taip. Tai dabar mes laukiam Vilniaus knygų mugės. Kovo 2 dieną, sekmadienį, 15 valandą, 1-2 salėje mes pristatysim knygą. Sekmadienis čia bus. Sekmadienis, plačiai auditorijai ir kartu diskusijai su mumis dalyvaus vaikų linijos psichologė Smiltė. Tai ją irgi norėjosi traukti ir pakviesti ir šiaip knygos gale tokie 2 bonusai. Vieni gauna bonusą, kurie paklauso audio knygos, nes mes po audio knygos dar įkėlėm 10 minučių mūsų su Leonardu pokalbį, kaip gimė knyga, kodėl ir apie tai viską, ką mes ir čia diskutavome, bet tokius užkulisius parodom, ne? O šitoj knygoje yra mūsų autorių žodis toksai, skaitytojui, kuris perskaitė ir, taip ir kreipėmės, draugė, ačiū, kad tu perskaitai ir ta istorija, kaip ir yra išgalvota, netikra, bet tikrai kažkam kažkada kažkur galėjo taip atsitikti. Ir tikrai jūs kiekvienas einate per mažesnius ar sunkesnius išgyvenimo sunkumus ir nelik vienas, žinai, nes mes netgi kartais pasirašinėdami knygas su Leonardu parašom, linkim nelikti vienam, neprarast vilties niekada. Ir tokia kaip vaikų linija sutiko irgi kelti savo telefono numerį, kad tokia kaip ir pagalba, jeigu kažkam tikrai eina per sunkumus, kad gali pasiskambinti į vaikų liniją. Puikiai. Tai man labai patiko, aš šiandien varšiau irgi knygą ir pamačiau tą įdėtą lapą ir galvoju, kaip fainai, kad yra toksai, iš karto praėjus tą istoriją, iš karto dar ir gyvas toksai vilties bilietas, sakykim taip. Taip. Tai niekas nelikite vieni, be vilties, o mes labai dėkojam visiems, kurie prisideda, kurie skaito, kurie atsiliepia. Perka knygas, skolinasi iš biblioteko, prisideda prie audio knygos kūrimo, prie redagavimo. Tikrai tai nėra tik mes su Leonardu, kurie susėdom parašėm, ar ne, kad Tomas garsą įrašė, bet jį redagavo. Redagavo, Diana dirbo daug valandų prie. Ir redaktorė tikrai tvarkė, tai tikrai esam visiems be galo dėkingi ir tikimės, tai ne pabaiga.